Sveikos merginos, šiandien yra kovo 8 ir noriu jūs visas pasveikinti su šia nuostabia švente ir kviečiu susiruošti kartu su manimi. Pirmiausiai drėkinu odą, kurią paruošiu veido masažui, kuris labai gerai padeda nuimti tinimą nuo veido. Iš tikrųjų retai darau veido masažą ir dėl to labai gailiuosi, nes iš tikrųjų veido masažas daro labai gerą įtaką odai. Taip pat neatsiejama šventės dalis yra gėlytės, kažkaip dar užsimaniau paskaityti ir nežinau, šita knyga labai mane sudomino, tai jau beveik visą perskaičiau. O dabar laikas yra pasiruošti. Galvoje jau buvau maždaug susidėliojusi, kaip atrodysiu, dėl to pakankamai greit viską išsirinkau, taip pat pašokau, kas yra labai svarbu. Ir dabar atėjo laikas išsirinkti megztinį, kurį, aišku, galų gale išsirinkau. Sunkiausias pasirinkimas, kuris manęs laukia, tai yra, aišku, kepurių pasirinkimas. Jų pas mane yra pakankamai daug ir jos yra visos skirtingos. Batus įsirinkau irgi taip pat labai greitai, pasikeičiau megztinį, nes manau su juo įvaizdis atrodo geriau. Taip pat pasidariau paprastą basic makiažą, kurį labai norėjau paįvairinti ir dėl to pasirinkau mėlyną tušą, kuris nuostabiai tinka kaip ir prie batų, taip ir prie megztinio. Aišku, pasidžiaugiau saulytę ir tada jau meldžiausi tiesiog, kad susigarbanotų nuostabiai plaukai ir kaip pamačiau, tai labai patiko. Aišku, noriu parodyti, koks aš būčiau fainas reperis. Taip pat pagaliau liko paskutinis pasirinkimas šiame video, tai yra tašės pasirinkimas. Išsirinkau paprastą pilką tašę, susidėjau ją ir su vaikinu kartu keliavome į paupį pasivaikščioti, kadangi labai gražus oras. Aišku, paėmėm kavytės, dar truputį pasigrožėjom saulėlydžiu ir keliavome namo žiūrėti filmo. Taip ir pasibaigė mano diena ir iki kitų kartų.